Lietuvos jaunimas kryžkelėje, be išsilavinimo, be darbo, be perspektyvų, be ateities. Lietuvoje pastebima nerimą kelianti tendencija, vis daugiau jaunų žmonių susiduria su neįmanoma įsidarbinti. Darbo biržos duomenimis jaunimo nedarbo lygis siekia 7,5 procentai, o Liepos 1 darbo ieškojo daugiau nei 30 000 jaunų lietuvių. Tačiau problema yra daug gilesnė, kas antras jaunas bedarbis neturi profesinio išsilavinimo. Statistika kalba pati už save, tik 25,6 procentai jaunų bedarbių turi profesinį išsilavinimą, tik 20,6 procentai baigia aukštąsias mokyklas. Per metus jaunų žmonių be profesinio išsilavinimo skaičius išaugo 1,7 procentai. Tai reiškia, kad daugiau nei pusė jaunų žmonių, ieškančių darbo, neturi kvalifikacijos, kuri padėtų jiems įsilieti į darbo rinką. Priežastys yra sisteminės. Jaunimas net baigęs mokyklą ar universitetą dažnai neturi praktinių įgūdžių reikalingų darbdaviams, o be darbo patirties nėra šansų gauti darbą. Uždaras ratas. Atsižvelgdama į didėjančias geopolitinės grėsmes, Lietuva daugiausia dėmesio skiria gynybai, tačiau tuo pačiu dėmesys jaunimo ugdymui, švietimui ir ekonomikai atsiduria antroje vietoje. Dėl to sumažėja švietimo programų finansavimas, sumažėja galimybės įgyti profesinį išsilavinimą. Jaunimas lieka be perspektyvų. Toks strateginis poslinkis gali brangiai kainuoti šaliai. Be investicijų į žmogiškąjį kapitalą neįmanoma sukurti tvarios ekonomikos. O be ekonomikos jokia gynyba nebus veiksminga. Kas lieka jaunimui? Deja, pasirinkimas nėra didelis - dirbti mažai apmokamose pareigose be perspektyvų, bandyti savarankiškai įgyti išsilavinimą, dažnai užsienyje, arba išvykti į kitą šalis, kur yra galimybių tobulėti ir gyventi oriai. Emigracija tampa ne tik sprendimu, bet ir vieninteliu išeitimi daugeliu jaunų lietuvių. Tai veda prie protų nutekėjimo, vidaus rinkos susilpnėjimo ir demografinės krizės. Vyriausybė privalo peržiūrėti valstybės prioritetus, jaunimas turi tapti strateginiu ištekliu, o ne pamirštų segmentu.